100 eurų. O taip tai... Bet reikia juos pripūs kažkaip, ką pripūs. Kodėl 500? Blet, nu taip nusprendžiau 500, apvalę sumą nafig. Apvalę sumą. Nu tai, kad daugiau dalyvių būtų. Ne, random žmogus vapšė laimės. Ta prasme, ir dar padarysim taip, aš išrinksiu 10 epizodų. Ne, išrinksiu aš 10 epizodų. Žmonės, tarkim, galės nubalsuoti, kuris iš tų 10 yra, pavyzdžiui, geriausias, nahu. Čia ir jum kontentukas bus veiklos, ta prasme, kad ta prasme, kaip čia pasakyti. Ir taip, kad kiekvieną savaitę, tarkim, išrenku 3 geriausius video ir kažkas laimi, pavyzdžiui, neblogą, tikrai neblogą prizą. Už vieną vidosą, kurį kelia, ten prizas tikrai afujienas. Brandedas, tu kaip supras brandedas, tu. Kur aš čia važinėju, kokiam čia irškom aš važinėju, kur aš čia keliauju, ble. Kur aš čia keliauju. Lietuvos nepatogus kelias, na. Nu va, pabaigus šitą kelionę. Per daug tautų pražuvo dėl tolerancijos. Taip, kur dabar? Jau, ble, žiūriu, vėsoka darosi, na. O kiek dabar valandų? (19:03). Tai reikia man tada lėkti link Jūratės, nafig, nes jinai toj darbą baigė. Įsikrausto į tėlas. O tu sėdėjęs? Ne. Antstoliam, jeigu grąžinti, tai reikia iškart visą sumą grąžinti. Tenai po 100, po 300 paštuką eurų neapsimoka. Nes tarkim, tu štuką eurų grąžinsi, tau kitą mėnesį vėl 500 priauks, na. Čia, nahui, nesąmonė yra.
Jo, reiks pasikrauti tėvą. Ką jisai čia stovi, blėt, tu? Ai, važiuot kažkur. Tai esu užsienio banku ir gyvenu, ble. Su užsienio gaunu. Pavyzdžiui, kaip čia pasakyti, jeigu neskarbės, jeigu, pavyzdžiui, netara, tai apšie šūdas būtų. O iš taro šiaip, tai tuoj vasarą, tai, blėt, į Palangą eisiu, tai aš ten pizda, apšie valandinį šaudysiu kokį, blėt, Palangoj. Šventoji Palangoj, ten dar kažkur tai. Klaipėdoj, blėt, vasaros metu. Ir Vilniui vasaros metu galima gerą valandinį prišaudyti, na. Tai bus to kontento. Bus kontentas. Tai čia irgi kontentas, jums čia irgi dalyvauti, labiau įsilieti į streamą, pavyzdžiui, gaudyti epizodą. Nu ką, 500 ne pinigai laimės kažkam. Pinigai, ble. Kad, tipo, konkuruotų vienas su kitu žmogumi irgi, nu čia kaip kontentas gaunasi. Taigi aš nesakau, kad va, įkelkit vidosą ir, tipo, ir laimėsit ten 500. Ne, čia per mėnesį laiko, tai čia, kiek čia, 30 dienų, ne? Mėnesis turi 30 dienų. Tai skaityk, va, kiekvieną dieną po 15 eurų galėsit, nu, tai vos, tipo, netaškyti į orą. Ar aš niekada neskeminu. Niekada neskeminu. Jeigu pasakau, tai pasakau, bus ir kelionių visko, Nu, blėt, aš nežinau, aš tu kuom uždirbat, aš tai nežinau, aš dar nei centą neuždirbau, nieko. Sveikas, matai, jo gaunu valandinį. Aš tai nežinau. Dar nei centą iš tyko negavau, tai sunku pasakyti. Man negaliu nieko pasakyti. Dar negavau nei centą. Aš į skarbį pakeliu babkiną. Tu pažiūrėk, va, tipo, per dieną maždaug po 10, po 20, po 15 eurų. O tai kiek antstolių, blėt, apie 40 štuk. Jeigu taip visas atidavinėtai apie 40, bet jeigu taip iškart viską mokėtai, blėt, 23, 25 kažkas tokio, blėt, jeigu iškart viską mokėta. Tada antstoliai labai daug, nu, didelę nuolaidą tipo padaryti. Taip, visur įmanoma, va net į skarbį uždirbti įmanoma, blėt.
Ne veltui antros pakopos, ne veltui. Nesakau, jeigu būtų paėmę tą antrą pakopą, tarkim, nuskaičiuotų man tos 5 gabalus, ar ten 10 gabalų, ir ką, ir tipo, ir man visiems liktų ten apie 30 štukų skolos. Tai man nėra tolko, ble. Lėksim į Lazdynų Jamę, rytoj nulėksim į Lazdynų Jamę. A gal rytoj mašinas važiuosim žiūrėti, nežinau. Ne, bankrotą galima skelbti tik tada, jeigu tu esi neprasilošęs kazino, ble. Jeigu, tarkim, tu va, nusiperki būtą ir, ble, pavyzdžiui, pys susirgi, na, ble. Pys susirgi ir negali mokėti, na, tipo, už būtą, ble. Tipo, jau, nu, tipo, rimta lyga kokia koja ten supūna tau, na. Nu ir tada jau gali savo pasiskelbti bankrotą, na. Ne, tai ir ne įmonėm galima pasiskelbti. Jeigu tu paėmė, tarkim, paskolą būtui, tau viskas sekėsi, viską mokėjai tvarkingai ir pys tau koja supūvo, na, kai tu, pavyzdžiui, nebegali dirbti, na, tada jau, nu, galima bankrutuoti, na. Bet jeigu tau koja supūna, mano atvejis vadinasi, blėt, paim paskolas ir sumerkti kazino, na, ir viskas. Nes aš buvau registruotas kazino įrodo jų domenų registrą, blėt, bankas ir visur kitur. Klasika. Nu įdomu, koks čia autobusas važiuoja. Trečias 2A. Kas čia per trečias 2A? O. Ant Zuikio, faktas ant Zuikio. Bomžas pinigų neturi bilietų. Jo, Kriuškilas, jo. Irgi gali skelbti bankrotą, jeigu kepenys supūna.